Prisijungdami prie akcinės bendrovės Klaipėdos vanduo elektroninių sąskaitų ir rodmenų deklaravimo sistemos, jūs galėsite deklaruoti apskaitos prietaisų parodymus, matyti tų parodymų istoriją, peržiūrėti ir atsispausdinti sąskaitas, gauti bendrovės pranešimus. Registruodamisi pirmą kartą, spauskite registruotis. Dabar įrašykite pirkėjo kodą, jis nurodytas ant jūsų sąskaitos siunčiamos paštu. Įveskite savo asmens kodo pirmosius 7 skaitmenis. Toliau įrašykite elektroninio pašto adresą, sugalvokite slaptažodį ne mažiau kaip iš 6 simbolių. Perskaitykite ir patvirtinkite sutartį. Savo elektroninio pašto dėžutėje rasite laišką apie registraciją. Atlikite registracijos patvirtinimą spausdami ilgą nuorodą. Jei patvirtinimas sėkmingas, galite jungti su savo pirkėjų kodu ir sugalvotų slaptažodžiu. Spauskite prisijungti. Patekote į rodmenų deklaravimo langą. Čia įrašykite suvartoto šalto ir karšto vandens rodmenis. Deklaravimas vykdomas kiekvienam apskaitos prietaisui atskirai. Skaitiklių kiekis ir numeriai įvedami iš bendrovės duomenų bazės. Šiuo atveju jūs matote, kaip deklaruojami 2 šalto vandens skaitiklių parodymai. Šaltas ar karštas vanduo byloja langelio spalva. Paspausdami žymę deklaruoti, pranešimą išsiųsite bendrovei. Dalyje istorija galima matyti kiekvieno apskaitos prietaiso deklaravimo išklotines. Dėmesio, jei čia atlikote rodmenų deklaravimą, tai apmokant sąskaitas banko formoje, pašte ar kitu būdu antrą kartą rodmenų deklaruoti nebereikia. Lango dalyje sąskaitos rasite savo sąskaitas PDF formatu. Jas galėsite atsisiųsti ir atsispausdinti. Jei kompiuteryje neturite šios programos, nemokamai ją galite parsisiųsti pasinaudoję pagalbą dokumentų dalyje. Rubrikoje apmokėjimas patalpintos nuorodos į internetinės Lietuvos bankų svetaines, kur priimami mokėjimai už akcinės bendrovės Klaipėdos vanduo paslaugas. Sekcijoje pranešimai rasite jums skirtus pranešimus, o sekcijoje dokumentai papildoma bendrovės informacija. Dėkojame, kad naudojatės elektroninių sąskaitų ir rodmenų deklaravimo sistema.